Ne. Benediktai šios dienos įspūdžiai buvo labai ilgas greičio ruožas. Atvykome į Čilę, kur labai daug smėlio. Atvykome patį blogiausią bivaką, kokį man yra tekę matyti. Tikiuosi daugiau nebus, čia daug labai feš, labai vėjas didelis ir šiaip toksai labai, kaip nežinau, kaip Marse. O greičio ruožas labai ilgas nebuvo, bet jisai buvo šlikštus be galo ir aš nežinau, pas mane šiandien nuo pat ryto aš nebuvau atsikėlęs. Nors mane pažadino, bet aš nepabudau nei pervažiavime, nei greičio ruože, nei dabar toksai nesu tikras, ar esu pabudęs. Manau, kad pamėgosiu, gal tada bus geriau. Tai tokia šiandieną diena buvo low motivation. Iš tiesų toksai. Mes įveikėm viskas gerai, tam buvom truputėlį pasiklydę, keitėm ratą greičio ruožo pabaigoje, bet šiaip man ši diena nepatiko. Nu, tokie kaip būna juodas dienas, ne, išterė? Nieko labai ypatingai blogo nebuvo, bet tiesiog, nežinau, gal nuovargiai šioks toks, gal šiaip nebuvo motyvacijos šiandieną. Toksai, padariau viską, ką reikėjo, labai stipriai niekur nepriklydom, bet neblizgėjome dar reikšmį. Gerai, tai ačiū labai ir sėkmės Čilėje.